salėje įrengtas rinkiminis agitpunktas numeris 26. Čia vyksta karštas pasiruošimas artėjantiems rinkimams į liaudies teisėjus ir tarėjus. Agitpunktą gausiai lanko įmonių darbininkai, tarnautojai ir moksleiviai. Večkūrys Vincas Kumputis, Vilniaus garvežių depo darbininkas tekintojas Eduardas Morgevičius ir namų šeimininkė Stasė Katauskienė nagrinėja rinkiminius nuostatus. Dar taip neseniai tarybų Lietuvos darbo žmonės buvo beteisiai. Stalino konstitucija davė teisę rinkti ir būti išrinktais. Čia jie ruošiasi atlikti garbingą savo pilietinę pareigą. Kaune 13 rinkiminės apygardos rinkėjai susitinka su savo kandidatais į liaudies teisėjus. Šviesos spaustuvės stachanovininkė Elena Armonaitė ir pirmo liaudies teismo teisėja Marija Rutkauskaitė. Liaudies išrinktiesiems parodomas didelis pasitikėjimas. Šį pasitikėjimą jie pateisins tarnaudami liaudies ir valstybės interesams. Didelių gamybinių laimėjimų pasiekė Kauno metalo apdirbimo fabriko pergalė darbininkai. Vienas geriausių fabrikų meistrų tekintojas frezuotojas draugas Edvardas Bajeriūnas Didžiosios spalio socialistinės revoliucijos metinių gardai baigė savo 5-mečio užduotį. Dabar jis dirba sekančiojo 5-mečio sąskaitom. Nuo jo neatsilieka tekintojas draugas Maksimas Verbovas, kuris šiomis dienomis taip pat baigė šio 5-mečio planą. Fabrike auga ir naujieji būsimųjų meistrų kadrai. Vieni cecho meistris Antanas Poškevičius baigė jaunų amatų mokyklos mokinio Stasio Makščio praktikinį apmokymą. Stasys pradėjo savarankišką darbą prie mašinos. Meistris Domininkas Gegužis šiame vinių ceche dirba jau apie 50 metų. 12 metų šaltkalvių štampuotojų dirba ir Mykolas Bartkevičius. Jie ilgą laiką buvo išnaudojami fabrikantų. Stalino konstitucija jiems suteikė teisę į laisvą darbą. Darbą, kuris tapo garbės ir šlovės dalyku. Vilniaus valstybinis universitetas vienas iš seniausių universitetų Tarybų Sąjungoje. Jame surinkti visi senosios Lietuvos istoriniai raštai, įvairūs dokumentai bei knygos. Greta Zigmanto Augusto laikų dokumentų, čia yra ir didžiojo rašytojo Adomo Mickevičiaus kūrinių unikalinė knyga. Šiandien šviesios universiteto auditorijos pilnos tarybinio jaunimo, kuriam teisę į mokslą suteikė Stalino konstitucija. Tose pačiose auditorijose, kur mokėsi visa eilė didžiųjų mūsų krašto žmonių, dabar tarybų Lietuvos jaunuoliai studijuoja pažangiausiai pasaulyje mokslą marksizmą, leninizmą. Liaudies mokytojų sūnus Bronis Pečiūra ir geležinkelininko duktė Nina Veličko klauso docentės Daptianos paskaitos apie žemės ūkio kolektyvizaciją. Šiame universitete dėsto geriausiai tarybų Lietuvos mokslininkai ir profesoriai. Mokslo akademijos prezidentas profesorius Juozas Matulis, profesorius Kairiūkštis perduoda jaunimui savo ilgų darbo metų patyrimą. Valstiečių sūnus Balys Jaura, buvusios samdinio duktė Henrika Mackonytė, Gražina Kylytė ir kiti studentai šiandien plačiai naudojasi savo teisę į mokslą. Vilniaus spaustuvė vaizdas jau rugsėjo mėnesį įvykdė metinį gamybos planą. Tai didelio darbo patyrimo ir organizuotumo rezultatas. Ne tik prityrusių, bet ir jaunųjų spaustuvės darbininkų tarpe yra nemažas spartuolių.
Mašinistas Kazys Pilkauskas kasdien viršė darbo uždavinį 200 nuošimčių. Antanas Juška prieš 2 metus baigęs amatų mokyklą nuolat padaro po 1,5 normos. Spaustuvė šiais metais išleido veikalų virš 100 pavadinimų, bendru 800 000 tiražu. Ištisus metus šiame Pušų apgreibtame Birštono kurorte ilsisi ir gydosi šimtai darbo žmonių. Čia neretas svečias yra atvykęs ir iš tolimųjų mūsų šalies vietovių. Trečiojo rango upių laivyno kapitonas Boicovas iš Kuivyševo, šoferis Juozas Bekeris iš Pakruojaus, pieninės darbuotoja Ona Grinienė iš Joniškio jaučia rūpestingą sanatorijos personalo priežiūrą ir stropų gydymą. Kiekvieną dieną atlieka specialius gimnastikos pratimus tėvynės karo invalidas Jonas Michalčenko ir tarnautoja Barbaitė. Neužilgo policininkai grįž į darbovietės pataisę savo sveikatą ir pilni naujos darbo energijos. Montviliškio Karolio Požėlos kolektyvinis ūkis. Šiame ūkyje yra geriausia Kėdainių apskrityje gyvulių ferma. Kiaulių šėrikė Pranė Gusinevičienė prižiūri 30 kiaulių. Už puikią kiaulių priežiūrą jie apskrityje žemės ūkio parodoje gavo pirmąją premiją. Ferma nuolat auga naujais ir erdviais pastatais. Čia bus pašarų daržiniai. Šie žmonės pasiryžę nuolat plėsti savo gyvulių fermą.